Sveiki. Įsivaizduokim turgų. Bet ne bet kokį turgų, o tokį, kuriame galima nusipirkti, pavyzdžiui, džiaugsmą arba meilę, gal net šlovę. Būtent tokią gilią alegoriją šiandien ir panagrinėsime. Ji lyg veidrodis, atspindintis, ką mes iš tiesų vertiname. Ir žinokit, tai, ką pamatysim, gali gerokai nustebinti. Viskas prasideda nuo vienos, bet neįtikinai tai paveikios minties. Turguje stovi eilė prie džiaugsmo. Tik pagalvokit, vien šitas sakinys priverčia akimirkai stabtelėti, nes jei džiaugsmas yra prekė, tai kas dar ten parduodama? Ir kokiagi jo kaina? Na štai čia ir prieinam prie pačios esmės. Kas nutiktų, jei absoliučiai kiekviena žmogiška savybė, ar tai būtų meilė ar išmintis, turėtų savo kainos etiketę? Ką mes rinktumėmės pirkti ir, kas dar svarbiau, ką būtume pasirengę parduoti? Būtent į šitą klausimą šiandien ir bandysime atsakyti. Gerai, keliaukim gilin. Įženkim į šią tokią magišką, bet kartu ir bauginančią vietą. Sveiki atvykę į likimų mugę. Vietą, kurioje viskas, absoliučiai viskas, turi savo kainą. Kiekvienas jausmas, kiekvienas troškimas, net kiekvienas likimo vingis. Aišku, svarbu suprasti, kad ši mugė, ji nėra tikra vieta, tai metafora. Veidrodis atsuktas į mus pačius, jis atspindi pačius slapčiausius mūsų troškimus ir, žinoma, parodo, kiek esame pasirengę sumokėti, kad juos paverstume realybę. Ir visai nenuostabu, kodėl minios čia plūsta, juk mugė žada būtent tai, ko atrodo visi trokšta labiausiai – laimę, sėkmę, gal net kažkokį savotišką rojų čia, žemėje. Pripažinkim, tai pasiūlymas, kuriam atsispirti beveik neįmanoma. Gerai, einam toliau, pasidarykim po mugę ir pažiūrėkim, kur tos eilės ilgiausias, ką žmonės šioje likimo mugėje perka labiausiai, patikėkit, tai atskleidžia be galo daug. Oho, turgus tiesiog konkuliuoja gyvybę. Rinka čia labai dinamiška. Štai įsimylėjėliai moka už meilę, išsiskyrusiai už laisvę. Atlikėjai žinoma siekia šlovės lauro, o moteris, kaip pasakojama alegorijoje, rikiuojasi prie švelnumo prekystalio. Atrodo, kiekvienas ieško būtent to, ko jam labiausiai trūksta. O štai dabar vienas aštriausių visos šitos istorijos momentų – tikras socialinis komentaras. Prie išvaizdos prekystalio neįsivaizduojama grūstis, milžiniška eilė. O kas prie išminties? Vos keletas susidomėjusių. Manau, tai pats iškalbingiausias visuomenės prioritetų atspindis, kokį tik galima įsivaizduoti. Tačiau šis turgus turi ir kitą pusę. Tamsesnę, daug ciniškesnę. Dabar metas pasigilinti į tuos sandorius, kurie atskleidžia ne tik troškimus, bet ir, tamsiasias žmogiškasias ydas. Čia tiesiog lūžta nuo arogancijos. Netalentingi asmenys perka šlovę, o tikros talentas pasirodo iš čia nieko vertas. Užtat galima nusipirkti teises, diplomus, automobilius, statusą, žodžiu viską, kas blizga išorėje, bet viduje yra visiškai tuščia. Ir štai, ko gero, viena skaudžiausių šios alegorijos eilučių. Vyrai moka apgailėtinus skatikus už moters pasitikėjimą. Tik įsiklausykit, pasitikėjimas viena iš pačių pamatinių vertybių šitam turguje yra nuvertintas iki kažkokių varganų skatikų. Tai tik parodo, kaip giliai ir skaudžiai kai kurie dalykai gali būti. Bet tarp viso šito šurmulio, viso to pirkimo ir pardavimo yra viena vieta. Viena vieta, kuris stulbinamai išsiskiria savo tela. Dabar mes artėjame prie pačios istorijos kulminacijos, prie svarbiausios jos žinutės. Gerai, dabar sulėtinkim tempą. Pabandykim įsivaizduoti tą vaizdą. Aplinkui chaosas, triukšmas, derybos, bet vienintelis prekystalis stovi visiškai apleistas, paskendęs tyloje. Ten guli kažkas, vienintelė prekė, niekieno nepastebėta, absoliučiai niekam nereikalinga. Ilgą laiką tiesiog pasidengusi stuoro dulkių sluoksnių. Ir tai ir yra visos alegorijos esmė. Tik sąžinė, dulkėta ant prekystalio, niekas jos nenori net už dyką. Įsivaizduojat? Sąžinė. Vienintelė prekė visame likimų turguje, kurios niekas neperka, net kai jį siūloma veltui. Visi ieško džiaugsmo, meilės, šlovės, bet pati pamatinė žmogiškoji dorybė jį tiesiog guri pamiršta. Taigi, kad šis turgus nėra šiaip sau fantastinė istorija.
Tai veidrodis. Veidrodis atsuktas tiesiai į mus. Tad pažvelkime į jį atidžiau. Kągi jis atskleidžia apie mus pačius. Štai čia viskas sudėliota labai aiškiai. Matom tikrą vertybių konfliktą. Vienoj pusėj viskas, kas blizga, kas duoda greitą pasitenkinimą. Išvaizda, šlovė, statusas, džiaugsmas. Kitoj pusėj tai, kas galbūt nematoma, bet yra fundamentalu. Išmintis, talentas, pasitikėjimas ir, žinoma, sąžinė. O visa mugės istorija ir parodo, kurią pusę mes kaip visuomenė renkamės dažniau. Ir būtent todėl ši likimų mugė yra tokia. Ji be jokių pagražinimų tiesiai šviesiai parodo, ką esame linkę vertinti ir ką esame linkę tiesiog ignoruoti. Ji priverčia susimastyti apie kiekvieno asmeninius ir apie visos visuomenės pasirinkimus. Ir pabaigai šią alegoriją palieka mus visus su vienu, bet be galo svarbiu klausimu. Jei jau atsidurtume tokiame sielų turge, ką pirktume? Ir kas dar svarbiau, ko niekada neparduotume? Kas yra tas dalykas, kuris yra iš tiesų neįkainojamas? Palieku šį klausimą apmąstymams. Na, o šiam kartui tiek, ačiū, kad buvote kartu ir žinoma, didžiulis ačiū visiems, kas prenumeruoja, spaudžia patiktukus, pakomentuoja, pasidalina ir taip palaiko kanalą Motivatorius LT, tai tikrai labai motyvuoja. Iki kito karto.